nesimatėm, bet atėjo tą dieną jau pagaliau, kai važiuojam į Jumę, neišėjo parodyti tikrai, kaip jau mašina atrodo, bet tikrai Jumė jo išeis pasižiūrėti, pamatyti. Tai jo, varom dabar, turim mašinų su savim. Tai va, žodžiu važiuojam, dabar yra 6:30–7. Tai važiuojam kuo anksčiau, mačiau jau tiktais mūsų spotas praeitų metų užimtas, tai reikės kažkur kitur bazuotis, gal arčiau kokį išėjimo įėjimo. Tai jo, žiūrėsim kaip ten vietai bus. Dar sustosim gal kažkur, jeigu ką. Važiuojam į Šiaulius, žiūrim kaip eisis. Tikiuosi, kaip visada mašiną laikys, bet tiek. Važiuojam, žiūrim, gazuojam. Jau susirašėm, laukiam driverio briefingą, kas vyks už valandos. Ir jo, mašina ready, hitinsim, bandysim kažką įrodyti, gal neprisirodysim daug. Tai jo, va. Tai va, laukiam briefingo ir judėsim. Briefingas pasėjo, dabar nusivalo mašiną ir gazuosim. Eigi! Yes! Na va, ir mašina ready. Laukiam, gazuosim. Gal biškį drobo trūksta, bet fucking good. Fucking good. Fucking good. Žiauriai geriau valdas mašiną, tipo su galu vietu, tipo net nebemėta, bet biški prisigandau prie to, prie kalno, jo, bet jau dabar jau normaliai metas. Reik prisiminti važiuoti.
išlaužėm pusę. Negalim nuimti varžtą. Ir dabar kalą nudaužti varžtą. Nu, gal nusims. Labai tikiuosi, kad nusims, bet žiūrėsim. Na ką, pakeitėm pusę, užtruko biškį ilgiau, nes pasirodo buvo įlūžęs vienas varžtas viduj reduktoriai nuo pusę. Tai ką, greitai išstukom, dabar dedamės atgal ir bandysim čiuožt lėkti. Tikiuosi, kad nebelūž, gal ir nebereikės klačykinti daugiau, tikėtis, kad iš sango, iš gazo vėls. Vieną komplektą beveik sudeginam, tai dabar apsuksim. Turėtų laikyti kažkiek, bet ir tai gabalais mačiau, man atrodo, ne. Jo, mašina kol kas laiko, dabar yra 3:30. Kol kas viskas tvarkoj, bet vėl nepalieka mūsų powerį dinginėjimas, tai... Bet kažkas čia su kūru yra ir bakų, tai nes mėtant į šonus, kai mažiau kūro jau pradeda į šonus tą dinginėti poweris, kai mėtai. Tai va dėl to, tai turbūt reiks kažką toliau žiūrėti, nežinau, bet čia nelabai ką ir pažiūrės yra. Tai jo, tai tiesiog daugiau negu pusę kūro bako. Sulėkėm best centre, tai šiais metais biškį geriau jau negu praeitais. Tai turim 887, tai tikrai geriau. Turbūt matėt antrą runą jau, kad tikrai geresnis gavosi. Tai va, turim biškį damage, sulūžusi sparną, sparnas lūžo, čia, op. Bet nieko, gal bus proga naujas sparnas stiklo pluoštą nusipirkti, nes ABS tai čia nesusitvarkysi taip paprastai. Nes nesikliuoja jisai.
Tai arba dar tokį parūninį, kol pilnai sulūš. Aišku, bus gaila, nes lyveris yra užkliuotas, bet nieko tokio. Tai jo. Žodžiu, mašina laiko, važiuoja, kuo puikiausiai. Reikia gal biškį nusivalyti ją. Ir važiuosim toliau. Dar, man atrodo, paskui bus kažkoks tandem rūnai, bet nežinau, ar važiuosim, nes nelabai aš moku tandemint. Tai va, tai tiek. Žiūrim, kas toliau bus. Gal iš vidaus kažką mašinos. Baigęs dabar tas tandemo show-offas kažkoks. Tai dabar varom paradą. Žiūrėsim, ką ten gera. Ir tiek. 3 mašinas mūsų. Iš čia stovi. Tai visai. Here you go, your prizes, our furthest sellers. Oh yeah. Smile and wave, boys.
Žodžiu, sulaužiau aš tą rankinį ir taip išėjo, kad, nežinau, gal suvirinimo aparatą, gal ne, o gal ir nebežinau, karočią. Tai va, žodžiu, mašina gyva, laiko, gale dinginėja, bet čia nuo kūro bus, nes pasirodo štampa automobilį lygiai tas pats. Tai čia bus kažkas su baku, su kūru, ai, nebežinau, bet dieną užskaitau, max gerai. Tai va. Ką, žodžiu, antrą dieną turim, kaip matot, vakar vyrinom, tai prisivyrinom, tai sudeginom laidus, nudegė laidus kažkur ir vien tik nebeveikia ir langas atsidarys, visą laiką būna, o tiesiog prijungia akumą ir atsidarinė langas, tai kažkur nusvylo laidai, nors akumą atjungiam, bet vis tiek kažkas po tai. Ir tipo, ką padarysi, dabar pajungiam tiesiogiai nuo genero tą visą vientiką, tai dabar tiesiog vis laik vos nepus nuo mygtuką padarėm, viskas bus, turėtų būti okei. Ir ką varmačiu, tada už 10 minučių prasideda važiavimai ir važiuosim vėl, gazuosim. Padangų antras komplektas eina gabalais, bet sapo. Gal ir gerai, kad ramiai prasivažiau, nulūžo man rastavkė. Tai žodžiu, ieškam dabar 10 kažkokių paprastų tų ir bandysim toliau važiuoti. Reikia paprastų varžtų 10 ieškoti, nes ir kitai pusėje dar pasikeisti. Gerai, kad nešėriau, nes būtų jau blemba būčiau išlaužęs ir prisidaręs nesąmonį. Tai gerai, kad bent jau tai paprastai nulūžo, tai bent jau tiek. Nu ką, ieškam varžtų ir varysim vėl. Žodžiu, susitvarkiam, nu, blemba, fituchos nebėra. Nu, bet ką padarys, žodžiu, rastavkė nulūžo, reikėjo eiti ieškoti varžtus, susiradom varžtus, gerai, kad paskolina žmonės atidėjo, tai va, bent jau tiek. Tai ką, dabar kažkas ant trasos išsipylė tepalas, tai nieko gero, žodžiu, valą tvarko, laukiam, kol prasivažiuosim, važiuosim, praslėksim, čiuošim, oh yeah.
Nu, žodžiu, įvyko mūsų krešas pirmas jau. Tai biški skaudus. Ratas išsinešė, kaip matėt, vidų išnešė, bodį sulaužė. Tai jo, bet gal ten užsilenkė, tokios bodis, gal ten da biški apsiklijuos, tai pofik dėl to. Jo, bet biški tą vidų sulindo daugiau, tai reikės ten normaliai atidaužyti. Tai žodžiu, tiek. Jo, galimai šiandien jau man viskas. Tai, jo, Jume šiandien man baigėsi. Labai panašiu laiku kaip ir praeitais metais. Per porą valandų liko, dabar yra 3. Bet jau, šį kartą nepadangom baigėsi. Galėčiau dar runint, bet jau jaučiu vėl sulaužysiu tą stebulę, tai reikės keisti stebulę. Išsigaudyti minusus, ką šiandien pasimačiau per Jume. Tai va, turim tokį temą. Tai tiek. Damages, kas buvo bodžiai. Tai jau čia gal tiesiog susateškimas ryš. Bam. Plius minus 3. Kažką panašaus, kas buvo. Tiesą sakant, tai aš neturiu žalio supratimo, ką aš čia darau, bet man atrodo kažkaip taip reikia daryti. Tai pažiūrėsim, ar išeis ar ne. Tai va, žodžiu, užsidėjo tasai bodis. Na taip, visai neblogai. Reikia dar rastavkį uždėti, nes šitą pusę be rastavkės yra. Tai dabar ir pasikeliu mašiną, pakeičiu ratus, uždedu, nusipirkau dar naujas rastavkės, tai parodysiu. 3CM, kaip ir prieš tai buvo, tik šį kartą prisukamos jos, tai turėtų biškai geriau driftai būti negu su tom ilgais varžtais. Čia tiesiog paprastai, tokie paprasti varžtai ir viskas, ir tiek. Einam sukt prie mašinas, tiksliau dar paskertim visim ratus ir tada eisim tostą uždėti. Ir tada matyt važiuosim į mitą mašiną, kur tuoj netruks ir pamatysit. Nu, ir viskas, ir dabar realiai tą patį su kitą pusę padarom ir bus good.